Man panašu, kad čia yra politiniai protestai. Aš čia nematau kultūros klausimų. Pasižiūrėkime, buvo daugybė nekompetentingų ministrų ir manau, kad tą kompetencijos kartelę iki dugno nuleido ne kažkas kitas, o tos politinės jėgos, kurios inspiruoja šitus protestus. Prisiminkime ankstesnį vyriausybę, tą patį kairį kultūros ministrą. Pasakykite, kaip jisai susijęs su kultūra. Toliau pagalvokime apie kokią Armonaitę, pagalvokime apie Dobrovolską, kuri pasižymėjo praktiškai dviem dalykais. Tai double V ir rusiškų keiksmažodžių marškinėlių. Dabar apie juos kalbam, ar ne? Kurios politinės grupės jūsų manimų inspiruoja? Tos, kurios neteko valdžios, tai yra vadinamųjų konservatorių partija. Dalyvauja, manau, kad ir tas, kas liko iš Laisvės partijos, galbūt liberalų sąjūdis. Ir ką aš matau labai nemalonaus, tai Vilniaus burbulas priešinamas su regionais. Man labai būtų įdomu žinoti, kiek kurios partijos rėmėjų ten yra. Ir antras, kiek ten gyvena, tų protestuotojų gyvena iš projektinių lėšų visokių. Mes esam atsiriboję nuo visų politinių partijų ir nuo visų politinių jėgų. Ir jeigu kažkas ir nori pastovėti šalia ir iškelti savo vėliavas virš mūsų, tai mes sakom griežtą ne prieš tai. Atsiriboja nuo politinių partijų ir nori nuversti vieną politinę partiją. Nesigirdi kultūrinių reikalavimų, girdisi tik politiniai reikalavimai. Palyginkime su nekilnojamo turto mitingu, palyginkime su 2021 metų mitingais. Tai yra, suprantat, nežinau, kaip jums atsakyti į tai, nes iš tikrųjų aš pamenu labai aišku vieną atsiminimą, kai man, reiškia, 18-19 metų būna. Ką Martynas dabar iškėlė vienas esminių punktų, ar ne, kodėl protestuojama, tai norima užbėgti už akių galimam demokratijos griovimui Lietuvoje, kaip kad nutiko šalise, kurias Martynas Budraitis paminėjo. Turi minutę iki reklamos, būkit geras. Dėl lyderio liežuvio, tai turbūt aš paantrinsiu kai kur ir pripažinsiu, kad ir aš žiūrėjau kai ką kreivokai, ką ta partija daro, bet dabar gyvai matau žmonės, gyvai bendraujame ir matau, kad ten absoliučiai adekvatus, protingi žmonės. Ir tiesiog palyginkim, žiūrėkit, kaltinimus Nemuno aušrai, 4 eilį pasakė, su tuo, kad prieš tai kultūros ministerijai vadovavo ministras iš partijos, kuri nuteista už kyšininkavimą ir priekybą poveikiu pagal Baudžiamojo kodekso 226 straipsnį. Čia yra objektyvu, čia faktas. Martynas gali reaguoti trumpai, jeigu norit. Matot, aš nesu politikas. Man atsakyti jūsų šituos, reiškia, gal aš negaliu taip iš karto, reiškia, ir nežinau tų visų dalykų, taip, kas kur nuteistas ir kaip ne, ta prasme, suprantat, liberalų sąjūdis, gal kažkaip ten kažkokios tai buvo istorijos, aš gerai nežinau, bet jinai seniai dalyvauja politikoje, man atrodo, ir savo darbu įrodė, kad yra, reiškia, pajėgi vadovauti o suprantat, tas aiškinimas, kad vienas ar kitas ministras taip pat nebuvo kompetentingas, tai prasilenkia su realybė, reiškia. Jeigu dabar valdžia nusileis, ar ne, sutiks su kultūros dalies protestais, pasirodys silpna ir čia kaip Pandoros skrynia, beje, panašiai kalba Mindaugas Sinkevičius, virusas. Aš absoliučiai tam pritariu, bet aš paantrinsiu ir kitai pusėje truputį, nes pabūsiu aštrus. Tas politinis turgus, kai ministerijos va taip mėtomos kaip pirštinės, mane vemti verčia, nes kiekviena partija turi puikių specialistų tam tikroje srityje. Tai pasidalinamos ministerijos? Ne taip, o kaip papuolė. Ir dar vienas įsikiša iš išorės ir sako, žinokit, šitos 3 ministerijos bus mano, kadangi jį kažkas stumdo. Prezidentas, kasgi dar. Socdemai atsitraukė, gerai, pasiimkite prezidentę tas 3 ministerijas, mesgi geručiai. Ir dabar, jeigu jie nusileis, juos toliau daužys. Bet aš stebiuosi, būna, kad aš čia turiu oponentų, kur akivaizdžiai jaučiu priešiškumą, dabar nieko panašaus. Jūs Martynui Budraičiui nejaučiat priešiškumą? Jokių būdų. Tai vienas iš žmonių, kur akivaizdu, kad įmanoma susikalbėti, nes vertybės tai mūsų panašios, tik galbūt mes turime skirtingą informaciją.
Galbūt dėl to, kad perkami televizijos kanalai, jokių būdų nekalbu apie šitą laidą, kalbu pirmiausia apie LRT, tą dezinformaciją ištisai skleidžia. Martynai, nepradėkit diskusijos, bet galit vieną sakinį pasakyti. Tik to. Baigim.